Labai ilgai ieškojau, kaip reikia pakeisti dirželius. Ir čia yra visa informacija, kurią aš radau. Galimai tiesiog pakankamai daug neieškojau. YouTube bent jau nelabai radau kažką, visur serpantinai, tai nusprendžiau, kad kitiem nereiktų kankintis taip kaip man, gal pabandyti kažką susukti. Tad šis video bus tiesiog kaip MKM2 B18 varikliui pakeisti pagal internetą, jų pavadinimas yra V formos dirželius. Bet aš girdėjus ir kitokį jų pavadinimą. Šiaip viskas nėra antiek sudėtinga, kaip atrodo ir kaip aš galvojau. Paprastam priėjimui nusiėmiau šį daiktą. Pradžiai reikia nuimti termomovą. Jinai turi atvirkštinį sriegį, tai reiškia, kad sukant palei laikrodžio rodiklį jinai atsisuka, o sukant prieš laikrodžio rodiklį jinai užsisuka. Tai nuėmimas man asmeniškai nebuvo lengvas, kadangi neturėjau specialaus įrankio, kad sustabdyti, kad nesisuktų vandens pompa kartu. Šiaip reikia tram 2 rakto. Jisai dedasi štai čia. Ir pats įrankis tiesiog laiko šitus, kad jie kartu nesisuktų. Ir aš jo neturėjau, tai aš tiesiog paprasčiausiai šitoj vietoj užspaudžiau zateškę, kadangi dirželius vis tiek keičiu ir man jų nereikia. Nežinau, ar tai yra geras pasirinkimas ir ar tai nieko kito negadina. Bet tiesiog tai buvo tai, ką aš išmąsčiau tuo momentu. Ir tada reikia tiesiog nusiimti termomovą. Nusiėmus termomovą puikiai matosi dirželiai. Ir dabar dalykas, kuris man buvo sunkiai išsiaiškinamas, kadangi serpantiniai dirželiai turi tiesiog pulai, kurį truktelni ir viskas atsilaisvina, čia to nėra. Bandžiau, kaip ir sakiau, ieškoti internete ir visą informaciją iš servisbuko, kurią radau ir buvo iš tikrųjų naudinga. Tai pagal ją šiaip netaip išsiaiškinau, kad tolesniam žingsniam reikia 13 galvutės. Reikia 19 galvutės ir reikia didelės tirkšlės ir aš asmeniškai naudojau pailginimą vidutinio ilgio. Pradžiai šitą dirželį, kad nuimti, reikia atlaisvinti. Nežinau, kaip padaryti, kad matytus. Reikia atlaisvinti štai šitą veržlę, kur yra 13. Kad paprastai šitas sukiotųsi ir tada jisai vaikšto ir dirželis įsitempia ir atsileidžia. O kitam dirželiui jis yra štai čia, irgi 13 ir tada čia yra 19. Ten irgi, ten gale 13, atsilaisvina ir 19 vaikšto. Čia abudu yra vienoje vietoje iš priekio, bet čia realiai kaip koilas vos neveikia. Va, atsilaisvina tą 13 galvutę, šičia prieki 13 galvutę ir tuomet užsidedam 19 galvutę iš šitą pusę. Atlaisvėja dirželis ir atlaisvinam kiek įmanoma. Va, nusiima. Ir tą patį padarom su apatiniu. Uždedam tirkšlį ant užveržimo, sukam ir jisai atsipalaiduoja. Va. Ir tada paprasčiausiai jos nusiima. Čia nekreipkit dėmesio už saidhuostimą. Ir viskas atgal užsideda atvirkštiniu būdu, kaip uždėjom.